dar viena pamokėlė apie Windows žaidimus. Taigi Windows 8 išmetė visus Minesweeperius ir Solitairus iš savo arsenalo. Dabar jūs reikia parsisiųsti atskirai, bet jeigu turite Windows 7 kažkur, arba draugas turi, galite visus žaidimus nusikopijuoti iš C Program Files ir Microsoft Games katalogas. Šį katalogą nusikopijuojam į USB raktą, tada einame į C Windows System 32 ir nusikopijuojam Card Games DLL failą. Tada viską sumetame į vieną katalogą. Atrodys panašiai taip va. Microsoft Games katalogas ir iš Windows System 32 katalogo susirandam Card Games DLL ir įmetame į šį katalogą su visais gamais. Ir tada belieka nueiti į šį tinklapį ir parsisiųsti mažą programėlę, kuri pakoreguos kai kuriuos failus, kad galėtumėte žaisti šios žaidimus Windows 8 sistemoje. Ta programa atrodo maždaug šitaip. Ant Windows 8 nelabai gerai atvaizduojama viskas, bet jeigu visi failai yra teisinguose kataloguose, belieka paspausti patch ir jūsų darbas baigtas. Taigi, gerų žaidimų.